Jaunųjų profesionalų programa Kurk Lietuvai pirmoji ir kol kas vienintelė profesinio tobulinimo ir gerosios užsienio praktikos pritaikymo programa Lietuvoje, kuri suteikia galimybę jauniesiems profesionalams savo žiniomis ir idėjomis prisidėti prie modernios Lietuvos ateities kūrimo. 2012 metais programa startavo, nes buvo matomos, sakykime, dvi problemos. Viena problema, kad mūsų talentai išvyksta iš Lietuvos, studijuoti užsienyje, ten įsidarbina ir vėliau mums sudėtinga juos prisitraukti į Lietuvą. Ir kita problema, kad mūsų viešajame sektoriuje taip pat buvo visai naudingas įsiliejimas naujos patirties, tarptautinės patirties. Ir bandant spręsti šitas dvi problemas, tuometinė Investuok Lietuvoje vadovė kartu su ūkio ministru ir sugalvojo idėją, kaip mums pritraukti programos dėka tuos mūsų talentingus jaunus žmonės į Lietuvą. Kartu tariantis ir su lietuvių bendruomenėmis, su lietuvių profesionalų bendruomenėmis užsienyje, ypač daug buvo bendraujama su Jungtinės karalystės jaunimo bendruomenė, buvo sukurtas, sakykime, tas konceptas, kad jaunimas mielai grįžtų į Lietuvą, ją pasimatuoti, sakykime, pabandyti metus laiko įgyvendinti projektus, kurie būtų valstybinės reikšmės, kurie turėtų galimybę pritaikyti savo žinias viešajame sektoriuje kurti savo Lietuvai. Globaliai Lietuvai reikalingos atvirai mąstančių, inovatyvių ir entuziastingų žmonių idėjos. Programa Kurk Lietuvai – tai ideali proga jas paversti realybę. Įsitikinęs asociacijos Investors Forum politikos ir viešųjų reikalų vadovas, jaunųjų profesionalų programos Kurk Lietuvai alumnų asociacijos prezidentas Lukas Savickas. Kurk Lietuvai programa sukuria galimybės, tam tikrą skatinimo įrankis tai yra, kuris padeda pritraukti ir susigrąžinti globalius talentus atgal į šalį. Jis taip pat padeda pritraukti šios žmonės su idėjomis, su noru įgyventi pokyčių projektus į viešąjį sektorių. Tai reiškia, tai padeda viešajame sektoriuje kurti inovacijas, daryti pokyčių projektus. Tačiau tai taip pat yra galimybė pačiam dalyviui prisidėti prie nacionalinių projektų ir išsibandyti savo idėjas, norus ir lūkesčius, ko tikriausiai niekur kitur negalėtų padaryti. Aš neįsivaizduoju savęs Briuselyje prieš 3-4 metus, dirbant prie nacionalinių įstatymų pakeitimų projektų, turint tokią teisę sugalvoti, tai pagrįsti ir apsimti to įgyvendinimu. Manau, kad tai vienas iš tokių išskirtinių dalykų, kas sukuria naudą šaliai ir dalyviams įvairiausiamis prasmėmis. Užsienio investicijų plėtros agentūros Investuok Lietuvoje ir Ūkio ministerijos 2012-aisiais inicijuotas projektas Kurk Lietuvai kasmet atvykti į Lietuvą ir dalyvauti programoje kviečia tarptautinės patirties turinčius jaunus profesionalus. Kai turi patirties, kai jau žinai, kas yra toje darbo rinkoje, kai jau jautiesi savo srities kaip ir ekspertas ir galėtum liktai ir globaliai dirbti, ir galimybių tų yra, bet norėsi kažkokio dar didesnio iššūkio. Ir Kurk Lietuvai mačiau kaip galimybę, bet kartu ir iššūkį savo, kad galėčiau pritaikyti jau ne tik akademinės žinias, bet būtent ir tas profesinės, darbinės, per kurį laiką aš buvau užsiugdžiusi. Ir aš maniau, kad aš galiu būti tikrai naudinga ir kurti tai Lietuvai. Ir aš manau, kad tai pasiteisina 100%, nes, aišku, per visus tos iššūkius ir per šitas didžiulės atsakomybės, ką mes turime, iš tikrųjų, kokius mes svarbius projektus ir esame projektų vadovai ir atsakingi už tos projektus, tai aš augu, aišku, ir kaip asmenybė, ir kaip profesionalas, bet aš manau, kad ir aš labai daug panaudoju tą patirties, kurios aš turėjau ir užsienyje, ir Lietuvoje, ir darbinės patirties, kurią turėjau prieš tai. 12 mėnesių programos dalyviai rotacijos principų nacionalinio ir regioninio lygmens viešojo sektoriaus institucijas konsultuoja Lietuvos įvaizdžio gerinimo, konkurencingumo didinimo, verslumo skatinimo, tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo klausimais. Džiaugiamės, kad programa evoliucionuoja, tobulėja ir šiais metais mes jau skelbėme atranką į 5-ąją Kurk Lietuvai dalyvių kartą. Šiemet nuo rugsėjo mėnesio priimsim 26 jaunus, talentingus žmonės, kurie taip pat turi tarptautinę patirtį, įgyja jas darbo metu, įgyja jas studijų metu, būtent užsienio šalyse. Šiuo metu norinčių dalyvauti atrankoje jau daugiau nei 100. Tikimasi, kad puikus programos rezultatai šiemet pritrauks rekordinį skaičių kandidatų. Kai atvažiuoja žmogus iš užsienio, baigęs mokslus,
tai dažniausiai būna lyderiai, ar ne, jie norintys pakeisti. Ir man atrodo, tas ir svarbu, kad tokie žmonės, bent jau mūsų komanda Kurk Lietuvai, tai pirmas ne, tikrai mūsų nesustabdo. Mūsų net galvojant, ne. Tai va tą ir duoda Lietuvai, kad grįžta entuziastingi lyderiai, kurie gali konsultuoti ir pritaikyti tą patirtį savo būtent Lietuvoje. Ir sistema veikia, tiesiog kartais jai reikia ir tokio kaip iš išorės kažkokių įžvalgų, paskatinimų, kažkokių naujų vėjų ir taip toliau. Ir man atrodo, Kurk Lietuvai tą puikiai atneša ir tai yra toksai miksas tarp tautiniškumo ir lietuviškumo, kad dar žengtume tik tai stipriau priekį. Statistikos departamento duomenimis pastebėjome jau gerėjančią tendenciją, kad vis daugiau žmonių kasmet renkasi grįžti namo į Lietuvą. Ir tam, ko gero įtakos turi ir gerėjanti Lietuvos ekonominė situacija ir pačių žmonių supratimas, kad jie tą patirtį, kurią įgijo užsienyje, gali duoti Lietuvoje, grąžinti Lietuvoje. Tai pradedant nuo to, kad žmonės grįžta kurti verslus, žmonės mato, kad įmonės taip pat gali siūlyti konkurencingus atlyginimus ir Lietuvoje ir galima visų to pasinaudoti. Ir tai taip pat yra gera žinia ir mums, programos Kurk Lietuvai organizatoriams, kurie stengiamės tuos žmonės pritraukti įgyvendinti projektus viešajame sektoriuje. Kurk Lietuvai programos dalyvių įgyvendinti projektai išties stebina rezultatyvumu. Kalbant apie sėkmės projektus, norėtųsi išskirti daugelį. Tačiau vienas iš jų, tai yra pirmaisiais programos metais pradėtas migracijos procedūrų paprastinimo ir greitinimo projektas. Tuo metu dar nebuvo kalbama apie tai, kad Lietuvoje trūkstamas kvalifikacijas ir laisvas darbo vietas būtina sudaryti konkurencingas sąlygas įdarbinti trečiųjų šalių piliečius. Ir būtent vieno iš Kurk Lietuvai pirmosios kartos dalyvių pastangų dėka buvo užtikrinta, kad įgyvendinant ES mėlynosios kortelės direktyvą buvo sukurtos konkurencingos procedūros įdarbinti aukštos kvalifikacijos darbuotojus ir procedūrų trukmė sutrumpėjo nuo maždaug 6 mėnesių iki 2 savaičių. Tai tokiu būdu mes užsitikrinome, kad į tas darbo vietas, kur trūksta darbuotojų, mes galime atsivežti kvalifikuotus žmonės iš trečiųjų šalių. Tačiau dalyviai dirbo ne tik tais prie pačių projektų, tai šalia savo tiesioginio darbo dažnai įgyvendino įvairias iniciatyvas. Tai galima išskirti tokius iniciatyvas kaip Alytuje organizuotas forumas, kuris subūrė Alytaus ekspatus, tuo pačiu lyderius bendruomenių į bendras pastangas siekiant atgyvinti miestą, jo ekonomiką, visuomeninės veiklas. Taip pat galima išskirti pastangas važiuoti į mažus kitus miestus įgyvendinant mažesnės iniciatyvas ar siekiant pagelbėti įsidarbinamumui tose regionuose, suvedant verslą su švietimo įstaigomis. Pasak Kurk Lietuvai programos vadovės Agilos Barzdienės, rotacijų metu dalyviai įgyvendins projektus susijusius su valstybės pažangos strategijos Lietuva 2030 tikslų įgyvendinimu. Labai džiugu pranešti, kad visi dalyviai, kurie bus pakviesti šiemet dalyvauti atrankoje, pateks, sakykime, dar vienu laipteliu aukščiau, lyginant su prieš tai buvusių kartų dalyviais, nes mes kasmet tobuliname programą ir kasmet suteikiame vis daugiau ir daugiau galimybių tam žmogui, kuris ateina ir dalyvauja. Šiais metais, sėkmingai bendradarbiaudami su Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarija ir kartu su Ūkio ministerija, radome būdų, kaip programos dalyvių įgyvendinamus projektus sakykime, deleguoti ir kurti kaip valstybės pažangos darbus, įgyvendinant valstybės pažangos strategiją Lietuva 2030. Tad iš tiesų tie, kurie mato šį reportažą ir galvoja apie dalyvavimą atrankoje, visus labai raginčiau paskaityti mūsų pažangos strategiją Lietuva 2030. Ir šis dokumentas iš tikrųjų atspindi visą tai, kur mūsų valstybė keliauja ir mes tikimės, kad su Kurk Lietuvai dalyvių pagalba mes tapsime tuo įrankiu, kuris padės mūsų valstybė ir įgyvendinti tuos tikslus, kurie yra numatyti šitoje strategijoje. Programos organizatoriai pastebi, kad Kurk Lietuvai ne vienam dalyviui tapo tramplinu į sėkmingą karjerą. Programoje dalyvavo dabartinis Panevėžio savivaldybės tarybos narys, Alytaus vicemeras, Šiaulių savivaldybės tarybos sekretorius, dalis viešosios įstaigos Investuok Lietuvoje darbuotojų, asociacijos Infobalt vadovas, nuosavų verslų steigėjai. Patirtis įgalina žmonės išsibandyti save, įsitikinti, kad jie gali sukurti pokyčius, o
kaip jie tęsia toliau savo veiklas, kiekvienas pasirenka skirtingai, tačiau daugelis iš mūsų vis dar turi tikslą ir norą savo pradėtas iniciatyvas, konkurencingumo didinimo, Lietuvos įvaizdžio gerinimo iniciatyvas tęsti ir po programos šalia savo tiesioginių darbų. Tuo tikslu turime ir įsisteigę Kurk Lietuvoje alumnų tinklą, kuris ir būtent siekia suburti visus buvusius dalyvius ir padėti jiems toliau tęsti tai, ką jie pradėjo, nes ta motyvacija ir noras inicijuoti pokyčius išlieka ir po programos. 84 projekte dalyvavę jaunuoliai pateikė daugiau kaip 350 pasiūlymų, padedančių didinti šalies konkurencingumą ir viešojo sektoriaus efektyvumą. Dėl programos jauni lietuviai į Lietuvą grįžo iš daugiau nei 30 skirtingų šalių, įskaitant tokias egzotiškas kaip Singapūras, Australija, Japonija ar Indonezija. Šita karta labai mane džiugina savo pilietiškumu, valstybės vizijos matymu ir įsitraukimu į valstybės gyvenimą. Aš pati esu ne vienerius metus praleidusi taip pat ne Lietuvoje, gyvenau 5 metus Jungtinėse Amerikos valstijose ir puikiai suprantu, kad savo šaliai gali duoti ne ką mažiau, būdamas ir už Atlanto, ir už Ramiojo vandenyno ar Balio saloje gyvendamas. Svarbu suvokti, koks tavo indėlis gali būti tavo valstybė ir tai gali prasidėti nuo to, kad sutikęs užsienietį, tu jam teigiamai atsiliepi apie savo šalį, iki pagalbos pritraukiant investicijas, skatinant mūsų šalies įmonių eksportą ar tiesiog garsinant šalį kultūros ar meno srityje. Žmogui labai svarbu prasmė, tai tas būtent tiltas su kitais, davimas kažką savo valstybei, nesvarbu, kur bebūtum, tai yra tas tavo prasmės išpildymas ir savirealizacija, aš sakyčiau. Tai yra labai gera galimybė ir tiem, kurie išvažiavo, ir tai yra visiškai puiku Lietuvai, kuri tiesiog savo plečia horizontus. Nebėra tokia maža, mes apimam visą pasaulį. Norėtųsi palinkėti kiekvienam, pagalvoti apie tai, jeigu turi labai giliai kišenėje idėją, kuri galvoja, kad yra reikalinga Lietuvai ir kad ją įgyvendinus Lietuva kaip šalis pajudėtų į priekį. Manau, kad kiekvienas turėtų susimastyti apie tai, ar nėra metas skirti 1 metus savo laiko programai Kurk Lietuvai ir užsitikrinti, kad ta idėja taptų realybė.